Niekada nebuvau mokyklos fanas. Iki maždaug 10 klasės eidavau į 90% pamokų, nes man taip liepė ir tada aš dar negalvojau, kodėl taip darau. Bet paskui kilo kelios mintys. Supratau, kad mokykloje niekas nesimoko. Visi 12 metų lavina atmintį ir žudo kūrybiškumą. Vis dar manau, kad mokykla yra pats prasčiausias mokymosi būdas. Niekad nemėgau, kai mane versdavo kažką daryti. Pavyzdžiui, reikia parašyti 500 žodžių rašinėlį apie šunis. Bet aš apie šunis galiu parašyti 100 žodžių rašinėlį. Ir net jei mano 100 žodžių rašinys būtų 2 kart geresnis nei kieno nors kito 500 žodžių rašinys, aš būčiau vertintas prasčiau. Mokykla turi per daug taisyklių ir per daug rėmų. Mokykla yra skirta tiems vaikams, kurių tėvai tiesiog neturi kur jų dėti, juk ėjimas į mokyklą irgi šioks toks užsiėmimas. Man keista, kad mokykloje susodina 30-15 metų vaikų visus poromis ir jiems uždraudžia bendrauti. Jie turi klausyti žmogaus, kuris dažniausiai net nemėgsta savo darbo. Ir pabandyk kada nors nesutikti su tuo žmogum. Pabandyk išreikšti savo nuomonę arba kitokį požiūrį. Bus blogai, nes geriausiai tie mokiniai, kurie sėdi ir tyli. Mokykla tikriausiai yra vienintelis dalykas, kuris vaikams sukelia stresą. Ir jį sukelia ne tik mokykloje. Grįžęs namo tu turi daryti namų darbus. Aš nemėgau namų darbų, juk savo laiką galima investuoti kitur. Gaila, kad tada, kai dar ėjau į mokyklą, nežinau, kur tą laiką investuoti. Geriau būtų uždavę tokių namų darbų, kurie skatintų vaikus išbandyti ką nors naują, ką nors, kas nebūtų susijęs su mokykla. Dar viena iš nesąmonių yra pamokos nuo 8 valandos ryto. Pamokos prasideda taip anksti tam, kad pratintų vaikus prie standartinio darbo, kuris prasideda 8 ryto ir baigėsi po 9 valandų. Ir dar labai keistas dalykas man pasirodo pamokos žiemos metu. Tada reikia eiti į mokyklą iki tol, kol visi susirga ir mokykla paskelbia karantiną. Taigi galima sakyti, kad mokykla jūs žudo, tiesiog ne to žodžio prasme. Vaikystėje prisimenu tik 2 pačius nuobodžiausius pasaulyje dalykus. Dabar sunku nuspręsti, kas yra nuobodžiau, nes abiejose įstaigose nesilankau. Spėkit kas tai - mokykla ir bažnyčia. Bažnyčia yra praktiškai tas pats, kas mokykla. Ten taip pat turi sėdėti ir tylėti, kartais atsiklaupti ir atsistoti, o tada gauni miltų blynelį. Taip pat mokykloje užknisdavo pažymiai. Užknisdavo tik iki tol, kol supratau, kad jie nieko nereiškia. Visada nesąmonėms praleisdavau kuo mažiau laiko ir manau, jei aš nesistengęs gaunu 7, o kažkas rašęs 2 valandas gauna 8, tai mano darbas efektyvesnis. Na bet žinoma, mokykloje visada būna žmonių, kurie dėl pažymių aukoja viską. Žinau kelis tokius žmonės, jie vis dar nepažįsta laimės. Dar galima pakalbėti apie didžiulį spaudimą iš aplinkinių, užknisančius žmonės mokykloje populiarumą ir begalės mokykliškų dalykų, bet užteks. Sužinojom, kad mokykla žudo kūrybiškumą, žudo jūs, liepia jums gyventi pagal kažkieno taisyklės ir pagrindinis dalykas - mokykla nori paversti jūs įrankiais. Džiaugiuosi, jei jūs tokiais netapot. Papasakokit savo mokyklos istorijų komentaruose. Subscribe. Hi, 911, what's your emergency? Yeah, I think there's a shooting at my school.